Praėjusiais metais laidoje Labas rytas Lietuva buvo pristatytas į pagalbą sunkumus patiriančioms mamoms orientuotas Wow University 1000 moterų projektas. Šiandien galime pasikalbėti apie pirmojo projekto sezono rezultatus ir šalyje gyvenant daugiau nei 40 000 vienišų mamų tolesnės šio projekto ambicijas. Su mumis Wow University įkūrėja ir vadovė Inga Putna. Labas rytas. Labas rytas. Taip pat 1000 moterų projekto dalyvė Giedrė Viltrakienė. Labas rytas. Labas rytas. Ir su mumis nuotoliu taip pat Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė daktarė Živilė Stankevičiūtė. Labas rytas. Labas rytas. Na, gerbiama Inga, prabėgo pirmasis 1000 moterų projekto sezonas, kuriame dalyvavo 500 mamų ir tiek pat mentorių. Kaip pirmiausia, galite trumpai apibrėžti, rezumuoti tą pirmąjį projekto sezoną? Mus nustebino rezultatas, tiesiog buvo stebuklingai gražus rezultatas, bet pirmiausia ne dėl to, kad moteris finale ir įsidarbino, ir sukūrė mažus verslus, ir savo esamoj darbo vietoj pradėjo gauti didesnį atlygį dėka gautų įgūdžių, kompetencijų. Bet žinot, pati gražiausia, ta šviesiausia, stebuklinga dalis yra tai, kad mamos, moteris projekte pradėjo labiau savim pasitikėti ir tai tikrai, manau, apžvelgs ir po to tyrime Živilė, jos pradėjo pasitikėti savim, jos pradėjo patikėti, kad gyvenime yra galimybių ir šalia tokių mamų tikrai kitaip ir auga ir vaikai ir mes gale projekte netgi paprašėm vaikų nupiešti, kaip tau atrodo tavo mama, ką tu galėtum apie ją pasakyti vienu sakiniu, jeigu tu jau moki rašyti, nes kai kurie vaikučiai piešia ir ten 3-2 metų ir kai jie nupiešė savo mamas, aš puikiai atsimenu keletą citatų būtent iš vaikų. Mano mama vėl pradėjo šypsotis. Mano mama vėl svajoja, mano mama vėl yra mama, kuriai gera. Tai aš manau, tai yra pats didžiausias ir vertingiausias šito projekto rezultatas, bet šalia to yra ir labai praktinis. Tai ir karjeros smūgė gale projekto, kur 44 darbdaviai pasiūlė darbo vietas ir įsteigti mažyčiai verslai mamų, tai žodžiu labai džiaugiamės to projektu. Kaip tą tikrai ryškų ir emocinį ir kartu tokį ir materialinį progresą pavyko pasiekti? Ar galite labai trumpai papasakoti, ką kiekviena projekto šios programos dalyvė gavo tų mėnesių metų? Jeigu taip labai koncentruoti ir trumpai, tai pirmoji mokymų daly tai yra nemokama mokymų ir mentorystės programa. Tai pirmoji daly kiekviena mama projekte gavo tokią softinę vadinamą tų savivertės, pasitikėjimo savim, kelimo, tokią paketą žinių. Antroji dalyje mes jau dirbom ties karjeros tema, tai reiškia, ir mes padėjom ir CV pasirašyti, LinkedIn profilį, ir simuliavom darbo pokalbius, ir apskritai šnekam apie tai, o kokią darbo rinką, kokių kompetencijų reiks. Ir finaliniai dalyje projekto moteris jau gavo įgūdžių ir kompetencijų, kurios yra lengvai pritaikomos, nesvarbu kokioje verslo srityje arba darbo vietoj. Pardavimai, projektų valdymas, komunikacija, e-shop administravimas, klientų aptarnavimas. Didžiulį paketą. Ir jau gale projekto vyko karjeros smūgė, kur 44 darbdaviai prisijungė, iškart pasiūlė darbo vietas moterim. Gerbiama Inga, kodėl projektas yra svarbus? Aš paminėjau, daugiau nei 40 000 vienišų mamų Lietuvoje gyvena, su kokiamis problemomis, su kokiais sunkumais jos susiduria. Netgi ir šito jau buvusio praeitų metų sezono projekto, sakykime, metu mes pamatėm, kaip pavyzdys, kaip dar mamom šalia reikia žinių finansinio raštingumo, teisinių ir žinių, kur irgi paskui įtraukiam į projektą. Bet šiandien dienai Lietuvoje mes turim gana liūdną situaciją. Jeigu mes pažiūrim į regioną, tai šiandien dienai regione gyvenančios mamos, 60% iš jų, jeigu negautų valstybės pašalpų, gyventų žemiau skurdo ribos. Ir žinot, aš tikiu, kad mes turim duoti tom mamom, tom nuostabiom moterim meškerę, tai yra galimybė. Ir dėl to labai džiaugiuosi, kad jau ir praeitais metais ir verslai tą išgirdo mūsų žinutę, ir žmonės, ir savivaldybės, nes projektas yra visiškai paremtas lėšų pritraukimo būdu, tai bet kas gali prisidėti, skirdamas kiekvienai tai mamai stipendiją. Beje, praeitais metais norinčių dalyvauti buvo 1200, bet galėjom priimti 500. Tai aš labai tikiuosi ir turiu svajonę, kad šiemet galėsim turėti daugiau stipendijų ir daugiau mamų projekte. Apie ambicijas visai netrukus pratęsime. Gerbiama Živilė, norime jūsų pasiteirauti. Jūs atlikote 1000 moterų projekto dalyvių apklausą prasidedant pirmajam projekto sezonui ir jam pasibaigus. Ar labai skyrėsi dalyvių atsakymai į tuos pačius klausimus? Kokias esminės įžvalgas pasufleravo tie atsakymai?
Tai tikrai mes stengiamės pamatuoti, kokia yra to projekto vertė. Ir kertinė žinutė, kurią norėčiau šiandien labai aiškiai iškomunikuoti, kad projekto dalyvės vieningai sutinka, kad tokio tipo projektai yra labai reikalingi. Kodėl? Todėl, kad jie transformuoja jų gyvenimus, keičia jų gyvenimus. Kaip pavyzdys, pirmasis dalykas, ką mes analizavome, tai yra moterų atsparumas. Apie atsparumą mes kalbame labai plačiai šių dienų kontekstuose. Tai praktiškai net 71% tyrime dalyvavusių moterų sako, kad dėka to, kad aš dalyvavau šitame projekte, aš tapau atsparesnė. Lygiai taip pat pasitikėjimas savimi. Maždaug 65% tyrimo dalyvių taip pat akcentavo, kad dėka to, kad aš turėjau galimybę klausytis paskaitų, kad galėjau dirbti su mentoriu, kad galėjau ugdyti savo kompetencijas, dėka to aš tapau labiau pasitikinti savimi. Na ir trečiasis dar labai svarbus dalykas, ką jau Ringa kalbėjo, tai yra, kad viena iš projekto ypatybių yra, kad mes tikrai norime ne tik tai, kad moterys sutvirtėtų, sustiprėtų, įgytų pasitikėjimo, bet kartu, kad jos integruotųsi į darbo rinką. Tai šitoje vietoje yra labai džiugus apklausos rezultatai, teigiantys, kad praktiškai 50% projekto dalyvių projekto metu pradėjo intensyviau ieškotis darbo, aplikavo, kreipėsi dėl darbo skelbimų, dėl darbo paieškos ir maždaug apie 20% projekto dalyvių projekto metu įsidarbino. Aišku, projektas, dalyvavimas projekte yra vienas iš veiksnių, gali būti ir kitų veiksnių, kurie tam turėjo įtakos. Tačiau vis tiek, tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidas, kad projektas labai stipriai keičia moterų, ir kartu mūsų visų aplinkinių gyvenimus. Progresas tikrai ryškus, akivaizdus. Gerbiama Giedrė, ar galite pasidalyti savo asmeninę istoriją? Pirmiausia, kaip nusprendėte prisijungti prie 1000 moterų projekto? Aš iš tikrųjų jau po gimdymo žinojau WOW universitetą ir tada tiesiog pamačiau laišką, kuris kvietė prisijungti ir tiesiog nudžiugau, kad galiu dalyvauti, kad galiu laimėti tą stipendiją vadinamą, kad dalyvauti projekte. Ir džiaugiuosi, kad baigėsi projektas, esu stipresnė darbe, tai esu labai laiminga. Apie lūkesčius kalbant, į ką buvo orientuoti jūsų lūkesčiai, kai nusprendėte aplikuoti, dalyvauti šiame projekte, ar į darbo rinką, ar į tavo aptarto psichologinio atsparumo stiprinimą? Galbūt lūkesčių neturėjote jokių? Turėjau labai daug lūkesčių ir juos visus išpildė WOW University, nes norėjau būti stipresnė pačios savo dabar darbe, nes dirbu bibliotekoje, reikia įvairių įgūdžių, tiek komunikacijos, tiek skaitmeninių įgūdžių, tai aš juos praplėčiau ir labai reikėjo didesnio pasitikėjimo savimi, savivertės stiprinimo, nes laiminga mama, laimingas vaikas. Tai mano vaikas jau ir yra pasakęs, kad tu tikrai kitokia ir man labai gera dėl to. Ar svarbus, ir tas galima turbūt vadinti socialinis aspektas, tai yra daug moterų, kurios dalyjasi, nebūtinai tokiomis pačiomis patirtimis, skirtingomis patirtimis, bet ne tik ta informacinė parama, ne tik mentorystė, bet ir tas socialinis aspektas, galimybė dalytis patirtimis su kitomis moterimis. Labai svarbu dėl to, kad tu gauni ir kartu ir mentorių, kuris tau padeda, tai aš turėjau mentorę Ivetą, tai jinai man padėjo, tiesiog šnekėjomės, galėjom tas pačias ir paskaitas prisiminti, ko išmokau ir naudoti ir darbe. Kaip galėtumėte padrąsinti, kaip paskatinti tas moteris, kurios galbūt šiandien susiduria su sunkumais, galbūt dvejoja, galbūt joms stinga ryžto imtis vienokio ar kitokio pokyčio. Kaip galėtumėte jas paskatinti? Jau dabar, tiesą pasakius, turiu draugių, kurios dabar skiriasi, kur lieka su vaikais, tai aš labai drąsinu jas kandidatuoti, teikti paraiškas, nes tai yra jūsų žvaigždė, jūsų akimirka, kada galite būti stipresnėmis. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad būtent dabar yra šitas projektas, kad gali kiekviena mama jaustis ryžtingesnė, stipresnė ir ar kandidatuoti į darbus, ar būti stipresnėmis darbe, kaip dabar esu jau esamame darbe. Labai smagu dėl jūsų pozityvaus pokyčio. Gerbiama Inga, dar apie ambicijas pratęsiant, jūs jau užsiminėte, kad pirmojo sezono metu paraiškų buvo daugiau nei 1000, visų jų atliepti nepavyko. Ar
projektuojate, na, kiek antrojo sezono metu atliepti pavyks? Taip, tai labai taiklus klausimas ir iš tiesų, kai girdžiu istorijas tokias kaip Giedrės, kitų nuostabių moterų istorijas, žinot, viduje toksai didžiulis svajonės jausmas, kad būtų galimybė priimti daugiau į projektą moterų. Bet kiek mes konkrečiai galėsim priimti, tai tiesiogiai mes esame nevyriausybinė organizacija. Tai tiesiogiai priklauso nuo to, kiek žmonės galbūt įsteigs stipendijų, verslai, savivaldybės, kurios prisijungs. Beje, labai džiaugiuosi, kad vakar kaip tik susitarėm ir prisijungė Druskininkų savivaldybė. Kiekvieną dieną vis po vieną savivaldybę prisijungia, kuris teigia stipendijas. Tai svajonė būtų, kad projektas po žingsnelį ir būtų 1000 moterų projektas ir 1000 mentorių. Ir taptų tokia, sakyčiau, nacionalinė visą Lietuvą apimančią iniciatyvą, nes kuo daugiau laimingų mamų yra Lietuvoje, tuo daugiau laimingų vaikų ir tuo mes kaip visuomenė esame tvaresni, tvirtesni, ir čia pilietiškumo klausimas vėlgi. Tai labai tikiuosi turėti su komanda bent kokio 800 moterų galbūt šiais metais. Ir paminėjote, kad ir fiziniai asmenys gali tas stipendijas moteriams, kurios patiria. Taip, mūsų tiesiog puslapio 1000 moterų LT ir žinot, kas yra labai gražu, tas projektas dar kartą parodė, kiek daug nuostabių žmonių nori paduoti ranką kitai būtent moteriai. Ir tai yra taip gražu, aš tiesiog to projekto dėka dar kartą įsitikinau, kokioje gražioje šalyje gyvenam ir kiek daug žmonių norinčių padėti kitam žmogui. Daug turime šalia. Labai smagu girdėti. Gerbiama Živilė, dar šiek tiek sugrįžtant prie apklausos rezultatų, ar iš esmės tie rezultatai signalizuoja apie tai, kad bent dalį psichologinių ir ne tik psichologinių barjerų, kurie supa moteris darbo rinkoje ir ne tik darbo rinkoje, iš tiesų galima įveikti sutinkama ir emocinę, ir informacinę paramą. Tai tikrai taip, atsakant į jūsų klausimą, nes labai džiugu tai, kad moterys keitėsi, sakyčiau, per tokius 4 aspektus. Tai visų pirma, keitėsi moterų savijauta, kaip jos jaučiasi. Kadangi mes darėme ne tik tai anketinę apklausą, bet taip pat atlikome ir interviu, tai tokie žodžiai kaip įgijau daugiau drąsos. Paaugau, sustiprėjo mano vidinis stuburas, patobulėjau, buvo kertiniai ir praktiškai kartojosi visuose interviu. Ką tai signalizuoja, tai rodo, kad moterys jaučiasi tvirtesnėmis, drąsesnėmis, atsparesnėmis. Tai yra pirmas dalykas - savijauta. Antrasis dalykas - moterys įgyja žinių. Tokiuose projektuose juos įgyja įvairių žinių. Ir vienas iš pliusų, kuris buvo paminėtas būtent 1000 moterų projekto, tai yra tai, kad tos žinios buvo įvairiapusės. Iš įvairių sričių, tai yra tiek psichologinės, tiek darbo paieškos, tiek finansinio raštingumo, tiek informacinių technologijų naudojimo, įskaitant dirbtinį intelektą. Trečiasis labai svarbus dalykas tai yra, kad tos žinios yra įveiklinamos, keičiasi moterų elgesys. Moterys pradeda tas žinias taikyti, ar ne? Pavyzdžiui, interviu metu pasakojo, kaip moterys susikūrė LinkedIno profilius, kaip pakeičia savo CV, kaip ruošiasi darbo pokalbį, nors anksčiau, pavyzdžiui, to nedarydavo. Ir paskutinis dalykas, kas labai džiugina ir ką Inga jau šiek tiek ir atkreipė dėmesį, tai yra konkretus apčiuopiamas rezultatas. Moterys įsidarbina, pradeda savo verslus, jaučiasi tokios, kurios gali daugiau, kurios gali padėti ir savo, ir savo draugėm, ir savo šeimai, ir kurios tikrai gali keisti, transformuoti savo karjeros kelią. Tai, vėlgi grįžtant į tokį vienareikšmį atsakymą į jūsų klausimą, tai tikrai šitas projektas yra labai reikalingas ir, jis keičia visos mūsų visuomenės veidą. Dėkoju Jums už pasidalymą įžvalgomis, dėkoju Jums už paskatą, dėkoju už nuoširdų asmeninį pasidalymą ir visokiojopos sėkmės. Kalbėjomės apie 1000 moterų projektą draugė su profesorė dr. Živile Stankevičiūtė, Inga Putna, o taip pat ir Giedrė Viltrakienė.